Užspaustas nervas turi vieną požymį, kurį galima patikrinti patiems namuose. Kiekvienas nervas turi slankioti savo kauliniuose kanaluose ir dėl išvaržos, dėl stuburo stenozės arba sumažėjusio disko aukščio gali nervas būti prispaustas, privertas, jisai nebeslysta. Jį gali užspausti arba stuburo kanale tenais giliau, arba čia tarp slankstelinėse angose, jį tarsi kaip replėmis prispaudžia. Ir tada žmogus jaučia skausmą arba nugaroje, arba besileidžiantį į koją, jeigu tai yra apie juosmenį. Atsisėskite ant stalo ir atlikite štai tokį veiksmą. Ištiesite koją į save, pėdą palenkite, nuleiskite. Koją ištiesiat, pėdą į save palenkit ir nuleidžiat. Palyginkite pojūčius vienoje ir kitoje kojoje. Ar tempia užpakalinę šlaunies dalį vienodai. Jeigu nervas prispaustas, gali diegti koją, gali suskausti nugarą vienoje ar kitoje pusėje. Atlikite taip pat ir labiau išreikštą testo versiją. Ištiesite koją ir sulenksite nugarą ir nulenksite galvą. Vienoje ir tą patį pakartosite kitoje pusėje. Ir palyginat pojūčius. Žinoma, nugaras skaudėti gali ir ne dėl užspausto nervo. Tai gali būti ir stringantis stuburo sąnariai, spazmuojantis raumenis, vidaus organai dažnai kelia nugaros skausmus. Jeigu jums užspaudė nervą, aš rytoj parodysiu, kaip galima būtų jums jį atlaisvinti, kol jūs laukiat specialisto.